Kovas, pavasario šokis. Kovą pagaliau atėjo pavasaris. Mažieji draugai nusprendė pasitikti naują sezoną surengdami festivalį. Mergaitės Dolė, Flaterė, Šoklė, Zefira ir Rozita planavo sukurti ypatingą pavasario šokį. Reikės ypatingų gėlėtų suknelių, tarė Flaterė. Ir prie jų prisiūti ypatingus, plačiai besisukančius sijonus, laumžirgį papildė Zefira. Visos kibo į darbą. Ir netrukus 5 suknelės buvo pasiūtos. Mergaitės linksmai sukosi prieš veidrodį ir pradėjo repetuoti savo šokį. Staiga į jas kreipėsi grybas. Jei norite pavasario šokių, galite pasiskolinti mūsų kepures. Tikrai? Paskolintumėte savo kepures? Bronzinukė Rozita paklausė šypsodamasi. Taip, galime paskolinti, tik paskui prašau grąžinti. Ačiū. Festivalis netrukus prasidės, grąžinsime kepures iškart po šokio. Pažadėjo žiogė Šoklė. Ta popietę visi miško draugai susitiko ant pievelės. Visi atsinešė pyragų ir sausainių, kai kurie net buvo padarę limonado. Spragšis Eliotas atsinešė akordeoną. Vėliau pasirodė svirplys Alfonsas, atsinešė savo smuiką ir pradėjo groti. Tuomet atvyko Dolė, Flaterė, Rozita, Šoklė ir Zefira ir sušoko savo ypatingą šokį. Nuostabu! Joms baigus plojo žiūrovai. Visi puikiai leido laiką, kol mažųjų draugų neapėmė nuovargis. Laikas į lovą, tarė Flaterė ir visi atsisveikino. Oi, pamiršome grybams atiduoti kepures, pranešė Šoklė. Man pakeliui namo, galiu nunešti. Pasisiūlė Beris ir mergaitės mielai priėmė jo pagalbą. Jis nužygiavo ir atvykęs uždėjo kepures ant 5 miegančių grybų galvų. Kitą rytą kanarėlė nekantriai kapojo snapu Šoklės langą. Kas nutiko? Nežinau, bet grybai šaukia tavo vardą. Sumaišei mūsų kepures, niurzgė jie. Manoji mėlyna, ruda jo, raudona turėtų būti čia, oranžinė ten, o geltona ten. Gerai, tuoj pati ją sutvarkysiu, patikino jo Šoklė. Atsiprašau, man derėjo parnešti jas, kai buvau pažadėjusi. Žinote ką? Pakelsime jums nuotaiką, parodydamos savo pavasario šokį, gerai? Norėtume jį pamatyti, nusišypsojo grybai. Netrukus susirinko visos 5 mergaitės ir sušoko savo šokį. Grybams jis labai patiko. Ir mergaitėms išėjus, visi dar ilgai joms mojavo. Dviratis. Vieną vasaros dieną balandis atnešė siuntinį Beriui ir Dolitai. Siuntinys buvo gana didelis, suvyniotas į gražų raudoną popierių ir aprištas mėlynų kaspinų.
Dolita perskaitė prie jo pridėtą raštelį. Jis nušimtakojo. Valio! Netrukus jis atvyks mūsų aplankyti ir jis mums atsiuntė šią dovaną. Mums? Nesuprato Beris. Kaip tai mums? Tau ar man? Laiške parašyta, kad mums. Turbūt tai dovana mums abiems. Kaip kvaila, susiraukė Beris. Esu tikras, kad dovana skirta man, nes aš radau jį sniege per praeitas kalėdas. Bet jis gyveno mano namuose. Aš jį prižiūrėjau ir viriau jam valgyti, atšovė Dolita. Bet aš jam skaičiau šimtakojų pasakos iš pasakų knygos, ginčijosi Beris. Raudonas pakavimo popierius nebuvo labai tvirtas, todėl greitai suplyšo. Iš vidaus kyšojo ratai. Tai dviratis, sušuko Beris. Man jis kaip tik. Ne, tai man jis kaip tik, netlyžo Dolita. Gerai jau, gali turėti tą dviratį, jei taip nori. Aš būsiu protingesnė už tave, tu elgiesi kaip kvailas vaikas. Tai nuliūdino Berį. Taip neteisinga, tai aš būsiu protingesnis už tave. Tu kvailas vaikas, gali pasiimti dviratį. Galiausiai nė vienas iš jų nepaėmė dviračio. Jie nuėjo savo ir paliko pusiau išvyniotą dviratį pievoje. Neužilgo pro šalį ėjo Betinas Baltazaras ir drugelė Matilda. Kaip manai, kas tai dviratis? Paklausė Baltazaras. Panašu į dviratį, atsakė Matilda. Prie jo yra raštelis, jis Beriui su Dolita nušimtakojo. Nuveškim jį jiems, pasiūlė Baltazaras. Jie pajudino dviratį ir nukrito likęs pakavimo popierius. Tai juos prajuokino. Žiūrėk, tai tandemas, juo galima važiuoti dviese. Pasivažinėkim, pasiūlė Baltazaras. Sveikas, Beri, sveika, Dolita. Mes atvežėm jums jūsų dviratį, palikot jį pievoje, sušuko Matilda. Beris ir Dolita išėjo į lauką. Jie pamatė Matildą ir Baltazarą ant dviračio ir pasijuto labai kvailai. A, tai tandemas. Mes abu galime juo važiuoti. O mes taip dėl jo pykomės. Jie vėl susitaikė ir apsikabino. Kokia puiki dovana. Mes tuščiai leidom laiką ginčydamiesi ir nieko nepadarėme šimtakojui. Jis gali atvykti bet kurią akimirką. Padarykim jam spalvotą vėjo malūnėlį. Galim panaudoti gražiuosius žiedlapius, pasiūlė Matilda. Taip, tai puikiai mintis, pritarė Beris su Dolita. 4 draugai pririnko rožinių, baltų, geltonų ir rožinių žiedlapių ir padarė vėjo malūnėlį. Kaip tik pelės tempiamų vežimų atvažiavo šimtakojis. Pelytė sustojo pievoje ir šimtakojis išlipo iš vežimo. Jis apkabino Berį ir Dolitą. Kaip matau, gavote mano dovaną. Tikiuosi, jums patiko. Ji nuostabi. Mums labai patiko, pasakė Beris su Dolita. O mes tau padarėme šį vėjo malūnėlį. Šimtakojis pasiliko pas Berį ir Dolitą visas 10 dienų. Jie leidosi į ilgas keliones dviračiu. Jie daug žaidė ir puikiai leido laiką. Bet laimingosios dienos greitai prabėgo. Man metas keliauti namo, su jumis buvo labai smagu. Atvyk mūsų aplankyti kitą vasarą, pasakė Beris su Dolita, mojuodami savo draugui. Saulėgrąžos. Beris ir Dolita pavasarį sodino saulėgrąžų sėklas į žemę. Laistė jas tol, kol pradėjo kaltis ūgliai. Ūgliai pavirto mažais augalais, o šie pavirto dideliais augalais. Tada pasirodė pumpurai, kurie vasarą pražydo dailiais geltonais žiedais. Valio! Džiaugėsi draugai pamatę geltonas gėles. Beris pastebėjo, kad ryte gėlės atsisuka į vieną pusę, o vakare į kitą. Žiūrėk, Dolita, jos sukioja galvas.
Todėl, kad šios gėlės visada atsisuka į saulę, todėl jos ir vadinamos saulėgrąžomis. Kai saulė nusileido, saulėgrąžos nuleido galvas ir užmigo. Visi miško draugai kitą rytą pabudo nuo baisaus riksmo. O varge, kas nutiko? Mūsų gražiosios saulėgrąžos, verkė Dolita. Kas galėjo padaryti tokį siaubingą dalyką? Raudojo Beris. Kažkas apgraužė mūsų saulėgrąžų stiebus. Matilda nuplovė jų žaizdas ryto rasa, o Dolita jas aprišo švelniais žolių stiebeliais. Saulėgrąžos iš lėto vėl pradėjo šypsotis. Visi draugai susibūrė Baltazaro namuose ir sprendė, ką daryti. Ką dabar darysim? Kūkčiojo Beris. Kažkas turi budėti per naktį. Aš būsiu pirmoji, ryžtingai tarė Dolita. Boružėlė tyliai pasislėpė už krūmų ir atidžiai stebėjo saulėgrąžas. Laukti reikėjo neilgai. Netrukus pasirodė žiurkėnas ir pradėjo graužti saulėgrąžų stiebus. Dolita iššoko iš slėptuvės ir suriko: Štiš! Tai išgąsdino žiurkėną ir jis pabėgo. Ta naktį jis atgal nebegrįžo. Kitą naktį saulėgrąžą saugojo Matilda, paskui Baltazaras, o paskui Saulius. Netrukus atėjo Berio eilė. Mažasis Raigius tyliai slėpėsi už krūmų ir laukė. Jis laukė ir laukė, kol galiausiai užmigo. Jo nepažadino net saulėgrąžų stiebų graužimo garsas. O varge, turbūt užmigau. Aš neapsaugojau saulėgrąžų. Kūkčiojo Beris ryte pamatęs liūdnai nulinkusias saulėgrąžas. Beris užmigo. Jis miegojo, kol žiurkėnas vėl apgraužė stiebus. Kodėl jūs visi tokie liūdni? Paklausė daktaras Pelėda. Dolita jam pasakė, kas nutiko saulėgrąžoms. Manau, jums reikėtų pasikalbėti su žiurkėnu. Paprašykite jo nebegraužti stiebų, pasiūlė daktaras Pelėda. Štai jis miega krūmuose, sušnabždėjo Beris. Triukšmas pažadino miegantį žiurkėną. Jis atrodė išsigandęs, o draugai buvo išsigandę žiurkėno. Nereikia mūsų bijoti. Mes tik norime paprašyti tavęs, kad nebegraužtų mūsų saulėgrąžų. Bet ką aš tuomet valgysiu? Paklausė žiurkėnas. Mes tau atnešim daug obuolių ir morkų. Kur tu gyveni? Paklausė Raigius. Aš neturiu savo namų, liūdnai atsakė žiurkėnas. Tu neturi namų? Nustebęs pakartojo Baltazaras. Tuomet mes tau pastatysim namą. Dolita atnešė obuolių, Beris atnešė sėklų, Matilda atnešė razinų, Baltazaras atnešė kiaulpienės lapų, o Saulius atnešė morkų. Mano naujasis namas šaunus, pasakė žiurkėnas su plačia šypsena. Labai jums ačiū už šiuos skanėstus. Žiurkėnas daugiau niekada nebegraužė saulėgrąžų stiebų ir jos linksmai šypsojosi Beriui su Dolita ir jų draugams visą likusį. Dolės gėlės. Vieną pavasario dieną boružėlė Dolė sodino gėlę priešais namelį ir pamatė ateinant auksavabalį burbuliuką. Ar ji užaugs didelė? Paklausė jis Dolės. Taip, tai bus didelis krūmas pilnas žiedų. Kai atėjo vasara, krūmas apsipylė žiedais. Visi, kurie ėjo pro šalį, giliai įkvėpdavo saldaus aromato. Kaip gražu! Negalėjo atsigėrėti Flaterė. Kaip ir Beris, Baltazaras, Stenlis ir burbuliukas. Vasaros vidury saulė ypač kaitino. Dolė rūpestingai laistė gėlę, kai kanarėlė Christoferis atgabeno jai pakvietimą.
Čia nuo Keitės. Ji kviečia mane į svečius. Ji labai apsidžiaugė. Keliauk, Dole, aš palaistysiu tavo gėlę. Ačiū, Burbuliuk, manęs nebus 6 dienas. Laistyk mano gėlę kasdien, kitaip ji nudžius. Nepamiršiu, nesijaudink, pažadėjo Burbuliukas. Burbuliukas atsakingai laistė gėlę kitą dieną ir dar kitą, ryte ir vakare. Grįždamas jis ėjo pro Flaterės namą. Drugelė buvo užsėmusi stogo dažymų geltonai. Ir aš norėčiau nusidažyti namelį. Man liko daug dažų, gali pasiimti, jei nori. Ačiū. Išaušus kitam rytui, jis pradėjo dažyti savo namelį. Ir taip įniko į dažymą, kad visai pamiršo apie Dolės gėlę. Prisiminė tik tada, kai atėjo Dolė ir verkdama pasibeldė į jo duris. Burbuliuk, mano gėlė nudžiuvo. O, visai pamiršau, sutriko auksavabalis. Jie abu stovėjo prie nykstančios gėlės. Bandė laistyti, bet nebuvo jokios naudos. Krūmo šakelės liūdnai nulinko, o žiedlapiai pabiro ant žemės. Čia gali padėti tik lietus, pasakė elneragis Stanlis. Gausus vasaros lietus, kuris sudrėkina žemę. Nagi lyg lietau, lyg palyki vėl, kad lapeliai sužaliuotų, o šakelės atsigautų. Lyg palyk dieną naktį, kad žemelė atsigautų. Lyg ir niekad nesustok. Bet lietaus vis tiek nebuvo. Burbuliukas labai norėjo pralinksminti Dolę. Jis suko galvą, ką čia padarius. Ir staiga jam šovė mintis. Mielas debesėlį, paberk lietaus ant mūsų miško. Dolė labai nusiminusi, nes jos gėlė nudžiuvo. Jau vėlu. Aš noriu miego. Padarysiu tą rytoj. Apsimiegojęs tarė debesis. Paskui užsimerkė ir užmiego. Kai Dolė išėjo pro duris, lietaus lašas nukrito jai į delną. Lyja! Greičiau, lyja! Beri, lyja! Lijo vis smarkiau ir smarkiau, Dolė ir draugai dar niekada taip nesidžiaugė lietumi. Krūmas atsigavo, o nulinkusios šakelės pakilo. Žiedai vėl prasiskleidė ir godžiai gėrė vandens lašus. Žiūrėkite, krūmas vėl sužaliavo, pastebėjo boružėlė. Jis ne tik sužaliavo, bet ir paaugo. Burbuliukas prisirinko žiedlapių ir nuskrido prie debesies. Ačiū. Ir pabėrė jį kvepiančiais žiedlapiais. Birželis. Fėja Lilė. Vieną vasaros rytą Flaterė atsikėlė blogos nuotaikos. Ji galvojo tik apie tai, kur dingo blizgantis violetinis rašiklis, kurį buvo pasiskolinusi iš Dolės. Ir tuo pačiu liūdėjo dėl saulėje vystančių ramunių. Pirmiausia, Burbuliukui rytoj iškepsiu pyragą. Tada paieškosiu rašiklio. Ir palaistysiu gėles, nusprendė Flaterė. Kol kepė pyragas, Flaterė pagamino prie jo ąsotį kremo. Bet kepinys nepasisekė. Pyragas sutrupėjo. Tada Flaterė išgirdo stiprų dūžio garsą. Ji nuskubėjo į lauką ir pamatė, kad nukrito viena iš langinių. Dar viena bėda, sušuko ji ir pradėjo verkti. Tuomet išgirdo tyliai nuo lelijų sklindantį dūzgimą. O, dievulėliau, labas mažoji fėja. Aš Flaterė. Bet fėja jai neatsakė.
Džiaugiuosi, kad atskridai, bet dėja šiandien nesu geros nuotaikos, suverkšleno Flaterė. Kalbėdama, ji netyčia pastūmė ąsotį ir kremas išsiliejo į pyrago indą. Puiku, dabar pyragas netrupės, tik teks jį valgyti šaukštais, nusišypsojo ji. Ji buvo tokia laiminga, kad paėmė mažąją fėją ir apsisuko su ja ratu. Sukdamasi, nuvertė į sieną atremtą kastuvą ir pasilenkė jo paimti. Bet mažoji fėja parodė jai ir ramunes. Manai, kad reikėtų jas iškasti? Gerai, galiu pabandyti. Ji greit prisikasė prie šaknų, kur rado žalią kirminą. Tai per tave, kirminėlį, vysta mano ramunėlės. Eik susiras ką kitą kramtyti. Flaterė persodino ramunių šaknis, palaistė gėles ir netrukus jų stiebai atsitiesė. Staiga ji pamatė dirvoje kažką blizgant. Radau iš lango iškritusi varžtą. Jos žaibiškai prisuko langinę į vietą. Sutaisyta, pasakė ji ir nuėjo atgal į namą. Flaterė padėjo fėją ant stalo ir netyčia numetė nuo spintelės perlų vėrinį ir atsiklaupė ant kelių surinkti išsibarsčiusius perlus. Jos pačios nuostabai pažiūrėjusi po spintelę, Flaterė netyčia rado violetinį rašiklį, kurį manė pametusi amžiams. Valio! Išgelbėjau pyragą, išgydžiau ramunes, sutaisiau langą, o dabar radau rašiklį. Nusikvatojo iš džiugesio Flaterė. Matai, nebuvo reikalo verkti, iš niekur tarė fėja. Tu moki kalbėti? Nustebusi paklausė Flaterė. Taip, bet iki šiol nebuvo reikalo, nes pati viską sutvarkei. Ne pati, su tavo pagalba. Labai džiaugiuosi, kad čia esi. Rytoj visi susirinksime pas burbuliuką ir galėsiu tave visiems pristatyti, nudžiugo Flaterė. Manęs rytoj čia nebus, atsakė jai fėja. Atsibusiu kitoje lelijoje, prie kurios kažkam manęs reikia. Prašau, pasilik, maldavo Flaterė ir paėmė fėją į savo ranką. Fėja šiltai nusišypsojo drugeliui ir staiga pavirtusi fėjų dulkėmis pasklido po nakties dangų. Kitą dieną Flaterė nekantravo visiems apie ją papasakoti. Gaila, kad mums neteko su ją susipažinti, tarė Baltazaras. Gal kada nors ir jūs aplankys, nusišypsojo Flaterė. Berio piešinys. Vieną debesingą popietę boružėlė Dolė išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nupiešiu vaivorykštę, nusprendė ji. Gera mintis, pritarė Beris, o aš nupiešiu gėlių puokštę. Ir jie abu ėmėsi darbo. Dolė rūpestingai braižė spalvingas vaivorykštės linijas, o Beris buvo įnikęs į savąją gėlių puokštę. Jis nupiešė 3 tulpes, katilėlį ir ramunę. Tai reikia nupiešti kaspiną ir viskas. Turiu paskubėti, nes tuoj ateis Stenlis, Baltazaras ir burbuliukas. Tačiau tada Dolė nuvertė vandens stiklinę, kuris stovėjo stalo viduryje, ir vanduo užliejo Berio piešinį. Dailus spalvingas piešinys sušlapo ir linijos išsiliejo. Dolė, tu sugadinai mano piešinį. Atsiprašau, nenorėjau, tai įvyko netyčia. Bet jis vis tiek sugadintas, suniurnėjo Beris ir patraukė link durų. Einu namo. Beri, palauk, pabandykime tai ištaisyti. Neužtikrintai pasiūlė Dolė, bet sraigius net neatsigręžė.
Tuo tarpu debesys išsisklaidė ir dangus išsigiedrijo. Grįžęs namo, Beris pakabino savo piešinį saulės atokaitoje. Popierius gana greitai išdžiūvo, bet dabar jis buvo susiraukšlėjęs ir dėmėtas. Beris liūdnai žiūrėjo į piešinį, tada giliai atsiduso ir numetė jį ant lovos. Tuoj ateis Baltazaras, Stenlis ir Burbuliukas, reikia apsitvarkyti. Netrukus atsidarė duris ir pasirodė jo mažieji draugai. Sveikas, Beri! Mes jau čia. Ir atsinešim kortas? Užeikit vidun. Pakvietė Sraigius ir visi susėdo prie stalo. Baltazaras sumaišė kortas, Stenlis išdalino ir jie pradėjo žaisti. Burbuliukas netrukus iškrito iš žaidimo. Jis vaikštinėjo po kambarį ir pastebėjo piešinį ant lovos. Jis jį paėmė ir susižavėjęs apžiūrinėjo. Tai bent, Beri, kaip gražu! Ar tu tai nupiešiai? Paklausė jis smalsiai. Beris nustebo ir sumurmėjo. Na, taip, aš nupiešiau. Visi pradėjo klausinėti Berio. Čia tu taip sugalvojai? Gali parodyti, kaip tau pavyko, susidomėjo Stenlis. Kaip tu taip gražiai nupiešiai? Paklausė Baltazaras. Beris gūžtelėjo ir pasakė. Taip, aš čia sugalvojau, nieko sunkaus, mielai parodysiu, kaip tai padariau. Kaip tik tada pro duris įžengė Dolė. Ji atnešė kraitę keksiukų ir nedrąsiai ištiesė juos Beriui. Iškepiau juos tau, Beri. Atleisk, kad sugadinau tavo piešinį. Bičiuliai sutrikę pažvelgė į Berį. Sumurmėjo Baltazaras. Tai iš tiesų ne tu taip sugalvojai? Ne aš. Tai įvyko netyčia, pripažino Beris. Dolė parvertė vandenį, popierius sušlapo ir spalvos išsiliejo. Pakabinau jį išdžiūti, o paskui norėjau išmesti. Labai gerai, kad neišmetei. Ar galiu pasiimti? Tokia graži puokštė labai tiks ant mano sienos. Aišku, kad gali pasiimti. Atleisk, kad buvau toks piktas. Nieko tokio, Beri. Atnešiau savo vaivorykštės piešinį, noriu, kad jį pasiliktum. Ačiū, Dolė. Labai gražus. Aš jį pasikabinsiu ant sienos. Gal nori su mumis pažaisti? Paklausė Sraigius Dolės. Mielai. Tuo pačiu paragausime keksiukų. Džiugiai tarė Boružėlė. Išdykusios drugelės. Vieną pavasario dieną drugelė Flaterė skynė pievoje gėles. Ji supynė jas į vainiką ir užsidėjo ant galvos. Staiga pasigirdo nepažįstamas juokas. Ji pažvelgė į dešinę ir į kairę, bet nieko nematė. Staiga iš už medžio pasirodė 7 drugelės. Skrisk su mumis, sukikeno jos. Gerai, tarė Flaterė ir prisijungė prie jų. Drugelės buvo gražios, bet labai išdykusios. Joms patiko krėsti išdaigas visiems sutiktiesiems. Pirmasis buvo Alfonsas. Atiduokite smuiką, sušuko svirplys, nes viena drugelė pačiupo smuiką iš jo rankų ir nuskrido. Ir jis stebėtinai gerai mokėjo griežti. Atiduokite, nenurimo Alfonsas. Drugelė perdavė smuiką kitai drugeliai ir jos visos erzino vargšą svirplį. Flateriai tai nepatiko. Galiausiai drugelės grąžino jam smuiką ir nuskrido. Jos nutupė ant žydinčio medžio ir prisikrovė į kišenes saldžiai kvepiančių žiedadulkių. Tada nuskrido prie berniukų, kurie žaidė badmintoną. Žiūrėk, Stenli,
pasakė Edis. Kokios jos gražios! Baltazaras, Burbuliukas, Edis ir Stenlis spoksojo į dangiškas būtybės, negalėdami atplėšti akių. Bet jie ilgai nesidžiaugė. Drugelis išvertė kišenes ir apibėrė berniukus žiedadulkėmis. Šie pradėjo baisiausiai čiaudėti. Drugelis juokėsi, o švelnus vėjelis nešė jų juoką tolyn. Jos nuskrido taip greitai, kad Flaterė vos spėjo iš paskos. Palaukite! Šnopavo Flaterė ir nutupė pailsėti ant alyvos. Skrisk su mumis! Mes traukiame į kitą kalvos pusę link krioklio. Ten labai gražu. Pamatysi, įkalbinėjo viena drugelė. Ne, neskrisiu su jumis, tvirtai tarė Flaterė. Aš gyvenu čia. Myliu savo draugus ir man nepatinka, kad jūs iš jų tyčiojotės. Galite skristi, bet aš liksiu čia. Ir gerai? Sėkmės tau! Sušuko jos ir nuskrido. Jos keliavo į naujus kraštus, kur apžavėdavo visus sutiktus savo akinančių grožių. O paskui krėsdavo jiems piktus pokštus. Flaterė kurį laiką jas stebėjo, paskui nusišypsojo ir patraukė namo. Bet prieš grįždama, jie aplankė svirplį ir džiaugėsi girdėdama, kad Alfonsas ir vėl smagiai groja savo smuikeliu. Stenlis, Baltazaras, Edis ir Burbuliukas žaidė klases ir pakvietė Flaterę prisijungti. Drugelė apsidžiaugė pamačiusi, kad jiems pavyko nusivalyti lipnias žiedadulkes. Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko alyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einame išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betės pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puikia mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi.
Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakąs Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanymas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nė vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puikia mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betei dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surengė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skareles su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo, tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiui. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunkų lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar ji raudona su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusi paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Ji vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puikia mintis. Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn.
nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? Tai tu, Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusseserė Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodus taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiuožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiuožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiuožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu. Ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilnas žvaigždžių. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėles, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo, skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietę bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodės, pagalves ir paklodės, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodės, užuolaidas, paklodės ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien ji jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio!
Mes skrendam. Džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu. Iš čia matosi visas miškas. Juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai, galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę. Džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais.